Labą dieną. Važiuojam į Ukmergę. Nu kaip ten, labą dieną, labas rytas dabar, nes dabar tik 8 valandos ryto. Tai važiuojam į Ukmergę, turim būt 9:30 panašiai. Dar biškį ten pavalgysim kažką, tai ryžių su vaisiais kaip visada. Firminis patiekalas prieš sportą. Ir nieko, bandysim sudalyvauti. Gerai, susitiksim turbūt arba Ukmergėje, arba kažkur, tai dar kažką. Viso, iki. Robertas Bartkevičius pradeda savo rungtį ir laikas. Hantelis 50 kg. Ir čia Robertas puikiai susitvarko su pirmuoju svoriu. Antrasis rasas 120 kg, taip pat puikiai įveikta. Trečiasis svoris 65 kg sveriantis Hantelis. Ir čia puikiai Robertas Bartkevičius susitvarko su trečiaja rungtimi. Ir ketvirtasis svoris 130 kg sveriantis rasas Robertas Bartkevičius. Pirmasis įveikė visus 4 svorius. Kaip jautiesi po pirmos rungties? Normaliai, jaučiuosi. Šiaip neblogai viską padariau, tik kad su Hanteliu biškį lėtai viską dariau. Truputį gal greičiau norėtus daugiau. Nu, nežinau, kelintą čia vietą bus užimta šitoj rungty. Matysim, žodžiu. Tai tiek kol kas. Robertas Bartkevičius ir Vytenis Pauža. Startas. Ir čia matom vyrukai kur kas greičiau įveikinėja rungtį. Šiems vyrukams 300 kg ant pečių nemotais. Pirmasis įveikia Robertas Bartkevičius. Jam įkandin skuba Vytenis Pauža. Ir liko 100 kg sveriančios grandinės. Na vyrukai, paskubam. Liko nedaug. Ir čia pirmasis Robertas Bartkevičius įveikia rungtį. Ir Vytenis Pauža. Nu, komentarai. Sunku, karšta, bėgti labai reikia daug. Šiaip tai gerai kol kas viskas. Dabar laikymas, tai matysim, ant kiek pralošim. Ir čia Tomas Šliūpas ir Robertas Bartkevičius. Griežtas teisėjų teisėjavimas, pastabos dalyviams. Viskas turi būti pagal taisyklės ir žiūrėsim, kas šioje rungtyje bus stipriausias. Po kol kas pirmasis yra Vytenis Pauža su 48 sekundėm. Dabar jau praėjo 33 sekundės. Pažiūrėsim, ar pagerins Vytenio Paužos 45 sekundės lygiai. Tomas Šliūpas išjudinti iš vietos. Ir taip, teisėjai visgi buvo teisus. Taip visada. Robertas Bartkevičius pradeda 4-ąją rungtį. Traktoriaus tempimas. Matom sunkiai, tiesa, traktoriaus protektorių padangų gylis labai didžiulis ir tikrai labai sunku tempti traktorių. Na, bet toks sportas ir yra, kad laimi stipriausias. Visgi traktorių išjudinti galima, vadinasi, kovoti tikrai galima. Matom, sportininkas atiduoda visas jėgas. Pasiruošę. Dėmesio. Duoda teisėjai laiką. Ir čia Robertas pirmasis perkelia akmenį. Ir Ramūnas Liebus taip pat. Vyrai turi 60 sekundžių. Duota laiką. Ir turi kuo daugiau kartų permesti 140 kg sveriantį akmenį. Robertas Bartkevičius 3 kartai. Ramūnas Liebus 2 kartai. Robertas 4 kartai. Ramūnas 3. Na, matom.
Ramūnas Liebus 4 kartai, Robertas Barkevičius 5 kartai. Ramūnas baigia rungtį, o čia Robertas Barkevičius atiduoda visas jėgas ir gerina rezultatą. Kiek turim pas Robertą? Tai va, chebrytė, tokias varžybas buvo. Tai nežinau, kelintą vietą užimiau, net pamenu, gal 5 turbūt, ar kažkas panašaus. Tai nelabai man čia irgi gerai pasisekė su laikymu, tai kaip visada. Turbūt paskutinė, man atrodo, vieta buvo. Tai tas labai kiša koją. Ir su traktorium ten nesusipratimas gavas, tai ten pradžiai iš vis jis nepasitraukė, nes dabiai pastatė jį. Ir po to tik patraukęs, bandęs traukti vėl, jau iškart traukti. Šūdas gavas, nei susikaupimo, nei ten normaliai atsistatęs. Ir žodžiu, tokias varžybas, tai nieko daugiau ir nepasakysiu. Ačiū, kad žiūrėjot. Laukim kitų varžybų video.